Baltijos rankinių lygos rungtynės treneriai kokius uždavinius pagrindinius kėlė, kurie liko įgyvendinti, o kurie ne? Šiaip vienas uždavinių buvo, kad laimėti vienas varžybas iš dviejų, tai iškėlė Polijos komanda, kad bent jau pasim 2 taškus ir laimėjom abi varžybas ir manau vykdėm savaitgalio maksimumą, kurį galėjome pasiekti. Laimėjom prieš praeitų metų čempionus ir vicečempionus ir manau treneriai turėjo likti patenkinti mūsų žaidimą. Koks jausmas nugalėjus čempionus Baltijos rankinių lygos? Kaip žinom, praeitais metais kaip nepasisekė mums pusfinalį, tai manau čia buvo kaip ir vos toksai mažas kerštas už praeitus metus ir jausmas šį buvo labai geras. Komanda pakylėtai jautėsi rūbinį. Visi buvo patenkinti, tiek komanda, tiek treneriai. Tapai rezultatyviausių žaidėjų komandoje. Ar tai buvo tavo pats nusiteikimas, ar ir komandos kažkokie nuopelnai? Šiaip aš to rezultatyvumo šis nesreikšnu, nes tai yra komandos darbas. Tiesiog komandos sutiktos progos man pelnyti įvartį, tiesiog pasiskė mesti vartus ir kai pasiskė ir komanda daugiau pradėjo žaisti manęs ir taip gavosi, kad įmečiau daugiausiai įvarčių. Šiaip to visiškai nesreikšnu. Varžovų komandos gal kažko nustebino šiais metais, ar tikėjotės iš jų tokio pačio žaidimo? Šiaip treneriai kalbėjo, kad turėjom nusiteikti ruošėmės varžybom, kad bus greitas žaidimas, ne kaip Lietuvos lygai su kuriom komandom. Tai gal net mums truputį padėjo. Šiaip nustebino, kad Polio buvo nestipriausias ateities, bet vis tiek, manau, jie yra galingi ir tikrai galingai priešinosi. Nebuvo tikrai lengva su jais žaisti.